bet mama, čia, 40% iš gyvenimo reit, žinai. Tas procentas, aš pati net nebuvau pasižiūrėjus, žinok. Tas ir buvo baisiausia, kad aš labiausiai norėjau va tokios dienos, vakaro su šeima, su vyru, su vaiku, ten prie tų kalėdinių lempučių, žinai, įsisukusi kokį pletą, pažiūrėti, apsikabinus, pažiūrėti filmą, aš vis įsivaizdavau, kad, dabar to labiausiai norėčiau. Tenais laukia, kada gaus atsakymų iš Vilniaus, žinai, kažkaip tai, man atrodo, ir jau penktadienį, tai čia gruodžio 5, jau prasidėjo, man atrodo, chemoterapija. Taip, penktadienį. 7 dienų. Gruodžio 5, nes mes gruodžio 4 tave aplankėm. Jo. O kitą dieną tu pasakei, jo, ir tenais buvo irgi toksai aparatas stovi ir visą parą į tave leidžia ir raudoną chemiją, ir baltą chemiją vienu metu. Ir 3 dienas taip tas raudoną chemiją, žinai, ir baltą chemiją leido. Dabar tai čia ir tau kateteris į tą kaklą. Jo. Ir eina vaistai, ne? Jo, buvo čia nais kateteris. O dabar čia nais pastatė į kitą pusę. Po tos chemijos man dar 2 savaitės aš turėjau gerti tokius didelius nuo modifikacijos vaistus, kurie irgi mane pykino, tenais viską, bet, vat šitie, ne modifikacijos, o mutacijos tos. Tai vat šitie vaistai paveikia gerai mano tą mutaciją, tenais liko 0,15, bet vat blastai nuo chemoterapijos, jie neišsinaikino. Ir kadangi pas manęs tą ūminę, jie vis tiek greitai po biškį, kaulų čiulpuose didėja, žinai. Ir tai dienai, kaip jau mane išrašinėjo iš Klaipėdos ligoninės, tai čia buvo sausio 6, man atrodo, kad man išrašė iš Klaipėdos ligoninės, leido pusę dienos praleisti šeimoje, su šeima ir paskui kitą dieną mes trečiadienį jau iš pat ryto išvažiavome į Vilnių. Tai ką aš norėjau sakyti, kad jau tų blastų jau buvo 56 mano kaulų čiulpuose. Dabar aš neklausiu, kiek blastų, aš jau bijau klausti, žinai. Nes jie daugėja. Jo, ir juos turi nužudyti tik tai chemija. Ten jau nekalbant apie tai, kad imuninė sistema, ten jokių leukocitų, trombocitų. Jo, visus neutrofilai, visi. Nieko nėra. Nunulinami, su chemija yra nunulinama ir tada visos tos infekcijos ir kyla, nes mano imunitetas yra visiškai nulis ir kyla net iš vidaus, žinai, tenais, sakau, ir buvo ir sepsis, ir gripas, ir, kaip aš tau siunčiau tenais, kraujas bėgo net per akis, žinai, jo. O išberta visa ranka, kūnas, kas tenais dar buvo, liežuvį, kaip aš tau rodžiau, irgi tenais, matyti taškiukai visokie ant liežuvio, visas žaizdos burnuoja. O kaip pati chemija? Tau pradeda leisti, ką tu jutai, kaip klailai padarai? O bloga, pykina, eini pavėmi ir vėl prašai vaistų nuo to. Iš tikrųjų, chemija tai buvo man tikrai sudėtinga. Turiu nuotraukas, kad aš guliu tokią, žinai, tas lovas, žinai, specialiai pasidariau, kad paskui prisiminimai būtų. Ir nieko, aš netgi, supranti, aš negaliu nei filmo pasileisti, kažkaip tai net vargina, žinai, nei knygos ten skaityti, aš dar pasiemu tą telefoną, ten įeinu, žinai, tenais kažkokias stories, žinai, pasižiūri, bet, ta prasme, tik tai tiek, žinok, nėra. Tiesiog nėra jėgų, kad, pavyzdžiui, žinai, sakytumai, paskui tenais jau kaip geriau buvo, jau tenais paėmiau, aš po 2 savaičių ar po kiek, aš tenais filmą pasižiūrėjau per, žinai, telefoną, bet nebuvo jėgų, kad tuo metu pasižiūrėti tenais tą filmą. Buvo toks, ir sesė atskrido, nes mano sesė yra mano donorė. Jinai atitiko jos kaulų čiulpai, žinai, tai tinka idealiai, neprisišnekėjus, jinai gyvena Anglijoje. Jinai atskrido ir tada man pasakė, mano plaukai, žinai, sako, po chemijos labai tau pliksti, plaukai slinks ir tu tenais temperatūra pas tavęs bus viską. Tai sako, nusikirp dabar, kol dar nėra temperatūros, būtent per chemiją, žinai, nes paskui bus tau labai blogai, žinai, sako, tu miegosi ir tenais kuokštais eišinai ten tie plaukai. Tai mano sesė atskrido
jinai atskrido kraują priduoti, kad patikrinti, ar donorystė jinai tinka. Ir jinai užėjo mane nukirpti ir aš dar prisimenu, kad aš nesidžiaugiu, ne to, kad neparodau tos džiaugsmo, nes aš tokia visa, žinai, nuo tos chemijos, taip man bloga. Ir maždaug, sakau, nukirp man, jinai kerpa ir aš tik tai, aš nei verkiau, nes aš įsivaizdavau, kad aš visą laiką verksiu, žinai, taip. Bet iš to blogumo, aš supranti, aš nei verkiau, aš tik tai maždaug davai greičiau ir mes abidvi bijojom, nes negalima man jokių žaizdų, kad pasidaryti, kažkur turėti. Ir nukirpo netgi ne to, bet dabar kaip nulinių, žinai, bet kad biški plaukų būtų, mes bijojame, kad jeigu drug kartai, žinai, kirps va to nulinių ir kažkur tai įbrieš, kažkas tai bus žaizda, mes bijojame, kad šito nebūtų. Ir jinai, sakau, taip, aš maždaug greičiau sėdžiu, kad davai ko greičiau ir aš gal eisiu į lovą atsigulti, nes man yra blogas, supranti. Nuo tos chemijos, jo. Jo, tai... Kiek to laiko leidau? Dieną naktį, 7 dienas. Jo, čia skaitosi jau jinai stipri. Chemija. Jo, nes ta raudona yra baisiausia ir pirmas 3 dienas leido baltą ir raudoną, o paskui raudoną nuėmė ir buvo tik tai balta. Kur krūties vėžių moteris serga ir jos, pavyzdžiui, bet pas jų irgi, jos namuose būna. Jos būna namuose su savo šeima, jos gali ir išeiti, pasivaikščioti, gali normaliai. O aš visą jie tavęs mėnesį nematė, tik per telefono kamerą. Jo, čia baisiausias dalykas. Kiek vaikui metų? 10 metų. O kaip reikėjo, tu gruodžio 1 atsiguli, kaip reikėjo, kaip tu matai pasakėjai, aš nesuprantu. Žiauriai. Pasakė, kad tiesiog mama serga ar kaip? Matas, mano sūnus, jisai išėjo pas močiutę gyventi ir močiutė, ir aš sakiau, ir aš prisimenu, jisai man skambino, mam, ir aš iš pirmo nenorėjau sakyti, kad leukemija, nes, žinai, šių laikų tie vaikai, jie viską internete susiranda. 10 metų, tai čia vienas duris. Aš iš pirmo taip sakau, serga, sunkiai serga, bet jisai, mama, tai kas per liga, ir jisai pats, jisai sako, čia leukemija. Aš nežinau, iš kur jisai, žinai, kaip čia jisai. Sakau, jo, ir jisai taip, internetą kažką čiuk, jisai atsisuko į mane, bet mama, čia 40% išgyvenimo reit, žinai. Tas procentas, aš pati net nebuvau pasižiūrėjusi, žinok, ir kažkaip tai tuo metu jisai taip pasakė ir aš taip, ne, bet čia viskas bus gerai, o pati galvojau, tikrai, žinai, ir tikrai, žinai. Galvoju, vaikui negalima, bet supranti, tas ir baisiausia buvo, kad mano vaikas yra gruodžio mėnuo, yra visos tos kalėdos, mes įpratę buvome ir tas sausainius kepti, ir tas advento, žinai, ne kalendorius, o tos vainikus tenais daryti, ten kokias dovanėlės daryti, puošti namus. Tai ačiū Dievui, kad aš dar buvau spėjusi, jau, prieš išvažiuojant, jisai tenais labai norėjo, kad kuo greičiau papuošti. Tai tik kažkiek gruodžio 1 aš jau tenais ir eglutę mes buvom pasipuošę, kažkokios tenais lemputės užsidėję, ne viską, bet jau buvome kažkiek tai pasipuošę. Ir man jisai skambino, žinai, tas, sakau, baisiausiai tai jisai skambina, mamytė, bet tai tu grįši ant kalėdų, nors ant kalėdų tu grįžk, o aš... Sakau, nežinau, tikriausiai, bet pati nežinau, kada grįšiu, žinai. Paskui jau ant kalėdų neišeina, jau jisai sako, bet mamytė, kalėdos, bet tavęs nebus kaip kalėdos, supranti. Ir ką tu vaiko įsiti kaip vaikas, jisai nesupranta, kad ir šitie žodžiai skaudina, nes tu nežinai kaip atsakyti. Ir jisai paskui jau per kalėdas jau nebetvažiuoju, ta prasme, jisai jau skambina, mamytė, o gal tu per naujosius metus galėsi grįžti, žinai, ta prasme, tas ir buvo baisiausia, kad aš labiausiai norėjau tokios dienos, vakaro su šeima, su vyru, su vaiku, ten prie tų kalėdinių lempučių, žinai, įsisukusi kokį pletą, pažiūrėti, apsikabinus, pažiūrėti filmą, aš vis įsivaizdavau, kad, dabar to labiausiai norėčiau, ko aš nevertinau, anksčiau, ne to, kad nevertinau, bet
Bet Tai nebuvo, buvo normalu, tai buvo ir buvo, ne? Taip, nu, jo. aš vis tiek tave kaip pažįstu daug metų, taip vis tiek, nu, jūs esat kaip šeima, tai esat jauki, nu, žinai, pas jūs nėra tai vienas savo, kitas savo. Jo, bet Ir supranti, nu, tenais. Ir važiavimas kažkur. Ir tik, kad ir namie. Bet įbėgi tas Taip. rutinas, žinai, nu, yra darbai, o Taip, čia nais tik tai norėjusi, vat, pabūti su vaiku. Nu, jam tai, vat, iki šiol, aš pasakau, šitas ir yra baisiausiai, kad aš vaiko negaliu pamatyti, negaliu apkabinti, negaliu nuraminti. Nu, ta prasme, aš nieko nežinau, kas pas jį dabar vyksta. Nu, tik tai kiek susiskambinam, aišku, žinai. Susiskambinam, pasišnekam, bet vis tiek jie yra, nu, ne tas pats, žinai. Nu, taip. Vaikui reikia tos ir dabar mamos. Neįleidžia, negali jisai čia lankytis. Ne, Klaipėdai tai iš viso negalėjo. Neleido, čia Vilniui. O čia, matai, kaip ir tu atėjai, tai čia įleidžia, bet vaikų negalima iki 12 metų. O kodėl? Iki 12 neleidžia. Taigi vis tiek pacientai kiti nevaikšto. Ne, aš manau, kad dėl susirgymų, kad gali išnešti. Ir, žinai, ir aš jaučiu po chemijos irgi jau, žinai, stengsiuosi, nu, kad jau nebalankytų manęs. Nes yra baisu. Nusilpsta organizmas. Baisu kartais, nu, juk aš esu nulinė ir bet kas atėjęs su kokiu tenai, žinai. Slogytė dar kažkur, net gali būti, aš kaip sakau. Tu net nežinai. Čia galiu būti, tiesiog turėti bakteriją, tą, kurią man nesimato, o tau gali jinai. Jo. Kaip aš šiandien atvažiavau jau į Vilnių, o čia Vilniuje, pavyzdžiui, jie kiekvieną dieną sveria. Ir aš užlipu ant svarstyklių ir aš žiūriu, kad 45 kg sveriu. Tai man toks irgi buvo šokas. Ta prasme, aš... 10 kg beveik numetė. Nu, mažiau, biškį, ne 10. Pem 3, kiek sverdavai? Pem 1, taip, nu, 6 kažkur taip. Ir irgi, nes aš stengiausi, aš per prievartą vis tiek valgau, žinai, nu, nes aš žinau, kad reikia valgyti prie tokių ligų. Tai jeigu aš būčiau nevalgiusi, tai kaip būtų, ta prasme, nu, tai va, tas man atsistojau ir 45, tai labai toksai buvo. Dabar, aišku, ateitis dar nėra labai aiški, aš taip suprantu, ir aiški, kad dabar leis tau chemiją, jinai baigsis po 7 dienų kažkur, ne? Jo, ir paskui transplantacija bus. Tada transplantacija iš karto tokia kaip operacija daroma, ne? Nu, ar tiesiog ateis įleis tau tą kaulų čiulpų, kaip jinai daroma, nežinai? Aš neįsivaizduoju, bet davė mano sesiai davė vaistus, kuriuos tu turi pradėti leistis į pilvą, tenais ar 5 dienos iki transplantacijos, bet dar vakar jinai paskambino, sako, nu, mes šnekėjome ir jinai sako, bet man pasakė apie tokius padarinius, sako, gali būti, kad ištins kaklas, žinai. Sako, nu, retai tai būna, bet būna ir jeigu taip atsitinka, tipo, bėgti reikia į ligoninę. O tenais Londone, ten, žinai, gydytojų tenais, kitos ligoninės tenais, žodžiu. Tai biškai va šitas išgąsdino man, kaip jinai vakar pasakė, žinai, kad va tokie gali būti komplikacijos tokios, kad... Tai va, ir į pilvą kažkaip tai leistis, aš nežinau, man irgi kažkokius tenais vaistus dėl to leis, bet kaip tenais vyks... Man atrodo, kad šiais laikais jau yra paprasčiau daroma, nes irgi tenais yra visokių, kad, nu, tenais rodyta, žiūrėjau internete, kad irgi iš to dubens kaulo tenais įma kažkaip tai, bet dabar man atrodo, kad tik tai sulašins ją, žinai, iš jos išims, iš menos kraujo, aš neįsivaizduoju. Ir man įdės, kaip sakant, aš suprantu, kaulų čiulpų transplantacija vadinsis. Ir tada irgi sakei, kad labai pavojingas visas tas laikotarpis. Ir ką ten sakė gydytojas? Visokių tų padarinių gali būti komplikacijų ir inkstai ten atsisakyti, tie kepenis, ten kraujų šlapintis, gali ten su skausmais, jo visokių išbėrimų, randėjimai visokie. Aš iš tikrųjų man davė knygą, kurią reikėtų perskaityti ir, žinai, pasidalinti, bet, žinai, dar, žodžiu, neįvykiai dar. Ne. Ir tenais visokių, va, čia yra komplikacijų. Gali nepriimti mane po tos transplantacijos, gali būti kažkaip tai liga prieš šeimininką,
kad tie kaulų čiulpai tenai sukils. Nu, visko labai daug gali būti. Visaip gali atsitikti, žodžiu. Ne? Jo, ir aš žinau po pirmos chemoterapijos, kad tu tenais žaizdos burnoji, tenais jau nebegalėjai. Burnos sausumas ir taip toliau. Ten visokių ir lytinių, žinai, tenais dalykų irgi visokių, žinai. Žodžiu, daug visko, bet tikėkimės, kad viskas bus gerai. Jo, kad viskas bus gerai. Paskui, jau pietus. Ačiū labai. O kas vat liečia Klaipėdą ir Vilnių, kažkaip jie taip, vilniečiai taip daug liberaliau į viską žiūri. Aš pasižiūrėsiu, kas čia per maistas. Galima? Kaip atsidarosi? Taip ir atsidaro. Ai, va. Ojei, čia viskas taip, ne? Taip labai sveikuoliška. Bet tai čia bent jau duoda man daržovių. Klaipėdai tai man visai daržovių. O tu pasakoji Vilniuje, kad tau nedavė nuo pat pradžių, taip yra normalu ir jie taip būtų darę? Nežinau. Pas jų čia aš atvažiavau, sakau, kada aš galėsiu obuolius valgyti tenais, nes aš baisiai mėgstu, žinai, visas daržovės, vaisius, salotas. Nu, taip. O aš negalėjau, vien tik tai, sakau, košės visokias, Klaipėdai, tai sakau, iš viso nesąmonė. O čia atvažiavau, aš klausiu gydytojo, tai sako, dabar gali. Sako, tai tu iš Klaipėdos atvažiavai, tau dar tada nedavė, neleido? Neleido, aš dar išvažiuojant paklausiau gydytojo, sakau, kada aš galėsiu valgyti daržovės ir vaisius. Nu dabar sako, dar negreitai. O aš atvažiavau čia nais ir čia ir kitaip, supranti, ir čia kitaip, jie kažkaip tai, bet matai, Vilniuje jie žiūri tai, kad tu nors kažką pavalgytumai, supranti, nors kažką tai tu gautumai, kad tik tai nevadautumai ir nereikėtų, nes paskui priverstinai, paskui per veną duoda, žinai, maistą. Kažkaip tai, tikiuosi, nebus šito. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi, kad Vilniuje duoda ir daržovės valgyti, ir vaisius, ir yra lankymas galimas, žinai. Tai ačiū Dievui, čia tas pats geriausias dabar dalykas, kad gali aplankyti, gali pavalgyti, be visos tos lygos langą turi, viską matai. Nu, ta prasme, tikrai kažkaip, ne? Jo, kažkoks toksai atsikėvimas, bent jau sakau, ką, ir taip jau šeimos nematai, vyro nematai, žinai, vaiko nematai, nors gali, nors pavalgyti. O kaip vaikas dabar? Ką dabar? Nu, jis žino, kad viskas lyga ir jis jau kaip suaugęs dabar tikriausiai viską žino, kaip ir tėčiui viskas sakai. Ir vis tiek, jisai supranta, jisai sako, kad pasilgsta mane, žinai, kad matai, mes ten buvome iš anksčiau nusipirkę tenais į Gradialį važiuoti per kūčias, tai jie su močiute kartu, tai jie išvažiavo, bet jau jisai man skambina, bet sako, Gradialį netgi nėra taip smagu, kaip tavęs nėra, žinai. Ir labiausiai šito tai ir tas ir baisu, dėl vaiko, nes viską aš kažkaip dabar nieko nežinau, nekontroliuoju, nei aš pamokos žinau, ką jisai mokinasi, žinai, o iš visą laiką viskas, žinai, buvo. Žinodavai viską tame, o dabar. Jo, vis to gyvenau, žinai, būreliai, viskas, o dabar aš aplamai nieko nežinau, susiskambinam, bet susiskambinai ir, ne tas pats. Pakalbė, ne? Ta prasme, žinai, ne taip. Duok Dieve, viskas bus gerai, grįšiu aš pas vaiką, galėsiu apsikabinti. Aš netgi, kaip grįžau, aš iš Klaipėdos, kaip pusė dienos man leido. Aš netgi nebučiavau, ta prasme, pati bijojau apsikrėsti kažkuo. Ir tas jau atpratimas toks, atrodo, nežinai, kaip elgtis. Jo, ir toks, žinai, apsikabinau, bet, toksai, sakau, net bijojau savo vaiką pabučiuoti, žinai, kad neduok Dieve, kokių, žinai... Nes tada tugi buvai liktai su ta kažkokia grybeliu ir nežinia. Jo, grybelis plaučiasi, man sakė, kad grybelis plaučiasi, kad pirmą tą operaciją reikės tai grybeliui, žodžiu, jo, dėl to tai aš bijojau ir juos užkrėsti, nes aš nežinau, kas tas grybelis, supranti, koks tas grybelis, žinai. Tai viskas taip, žinai, taip
įdomiai, žodžiu, buvo ta pusė dienos. Tai buvo vaikas su jumis, o po to jau atvažiavote Vilnių, tave atvežė vyras. Jo, ir atsisveikinimas su vaiku nebuvo pats maloniausias, tikriausiai net nežino vaikas, kada po to mama vėl pamatys. Jo. Ne, bet turi žodžiu ir nenori jiems sakyti, būtum, kaip kad atrodo viena ir tu ir vyras, atrodo, kad netgi būtų lengviau, ne? Jo. Tu žinai, kad tu gali papasakoti, o čia toksai, jis tik tai vieno nori, jis nori tavo lūkesčių. Jo, ir aš bijau dėl jo psichologinės gerovės, ta prasme, tu nežinai. Dar pačioj pradžioj paprašiau, kad tenais mama su vyru nupirktų sedatyvo, kad jam duotų vakarais tą sedatyvą, nes aš nežinau, kaip paveiks. Nes aš 22 metais man buvo operuojama, žinai, auglys galvoju, juk buvo. Taip. Ir tada irgi buvo juk baisu, kaip tenai, žinai, operacija, ar aš paskui vaikščiosiu po tos operacijos, ar nevaikščiosiu, nes, tikrai, čia juk tą skalpą juk daužė ir tenais dėjo tenais kažkaip, žodžiu, auglį ėmė. Ir aš paskui grįžau po tų visų dalykų ir aš matau, kad pas mano vaiką tikas yra. Iš to nervo. Jo, ir aš suprantu, kad, gal jisai neparodo, žinai, taip, kaip jisai pergyvena. Bet aš žiūriu, nesuprantu, jisai šneka ir mirksi, pastovi, mirksi. Kažkaip tai išgyvename šitą, visokiais tais sedatyvais, viską, bet aš bijau, kad šį sykį tas pats nebūtų ir dar daugiau. Tai aš jau iš karto sakau, duokite sedatyvą, dabar man atrodo neduoda, bet aš nežinau, aš skambinau šiaip į mokyklą, ten vienas sykį jį pasiėmė, ką aš žinau, nes pačioje pradžioje aš pati įsigandau ir skambinau į mokyklą, pasakiau situaciją. Tai buvo, bet aš iki šiol, aš jo nematau, aš nežinau, kas tenais jo kalvelį vyksta. Ir, žinai, dėl to ir aš bijojau pasakoti apie tą lygą. Ir dabar aš kaip ir paskambinu, stengiuosi vis tiek sakyti, kad viskas gerai, man, kad per daug tenais nepasakoti jam, kad jisai vaikas negalvotų, kad nepergyventų, kad vėl nebūtų kažkokių, žinai, nervinių ligų, kad neatsirastų pas jį. Taip. Jo. Supratau, jo, čia svarbiausia. Tikrai.